Šiaip iš tikrųjų trasa man asmeniškai tai labai patiko. Tikrai įdomi ir greičio daug ir reikia pagalvoti prieš lekiant, o ne taip, kad atlėkiau, pravažiavau tą vadinamą šikaną ir lėkiu toliau. Vis tiek reikia galvoti ir kaip valdyti, kaip į posūkį įvažiuoti ir nepersistengti. Šiaip smagiai praeina diena, groja muzika ir atsipalaidavimas, jau jokios įtampos, jokio streso, nieks nesipyksta, nesiardo, nesiplėka, visi atvažiuoja gerai praleisti dieną. Jeigu žmogus nori važiuoti, bet neturi galimybės važiuoti su sportinė mašina, tai kodėlgi nepravažiuoti savo turimų golfų gatvinių ar dar ką. Aišku, reikia, kad važiuotų su protu. Kaip bendrai labai fainas renginys.